Luminor Black. Daugiau nei kasdienė mokėjimo kortelė. Luminor. Loto LT. Apie ką svajoji tu? Loterijų bilietai parduotuvėse ir internete. Trečia paskutinė dalis apie Torontą. Nuo praėjusio svečio, aš tai spėjau, likęs jo snargliukas. Vienintelis toks pasaulyje požeminis tunelių tinklas. Pasimeta, nesiorientuoja, susimaišo, sudėtingas dalykas. Labai daug aistrų ir kalbų sukėlęs fontanas. Tarp visų šitų šunų čia yra ir viena katukė. Ypatinga vieta batų mylėtojams. Apdulkėja, matė įvairiausių dalykų. Kuo ypatingas garsiausias Toronto sumuštinis? Čia vienas skaniausių mano ragautų sumuštinių gyvena. Ir kur gyvena didžiausia pasaulyje ukrainiečių bendruomenė už Ukrainos ribų? Silkė pataluose mes lietuviškai vadiname. Lietuviška mišrainė. Toronto gatvės jums gali pasirodyti per daug ramios ir tuščios. Vaikštant jomis gali kilti natūralus klausimas, o kur visi žmonės? Aš jums tuoj viską paaiškinsiu. Torontas unikalus tuo, kad jie turi savo požeminį pasaulį. PAT, tai vadinasi po žeme sukurtas projektas, kurį sudaro 30 km ilgio tuneliai po žeme. Tie tuneliai skirti žmonių judėjimui. Reikia turėti omeny, kad Torontas yra šaltojoje geografinėje zonoje ir čia žiemos metu būna žiauriai šalta. Tam, kad žmonės galėtų laisvai judėti po miestą, nešaltų, jiems sukurtas požeminis pasaulis, būtent pėsčiųjų judėjimui. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu tiesiog įlendi po žeme ir gali keliauti iš įstaigos į įstaigą. Gali patekti į metro traukinius, gali nueiti į banką, gali nueiti į ligoninę, gali nueiti į viešbutį, kur tik nori. 30 km ilgio tuneliai išraizgyti visaip įmanomai ir tai yra atskiras pasaulis, su kuriuo aš jūs dabar ir noriu supažindinti. Aš jums iškart turiu pasakyti, kad PAT yra sudėtingas dalykas tik atvykus į miestą. Turistai čia labai dažnai pasimeta, nesiorientuoja, susimaišo, į kurią pusę vis tik reikia eiti. Tam tuneliuose pastoviai visur yra sudėti žemėlapiai, kurie turėtų padėti šiek tiek orientuotis, į kurią pusę čia sukti, kiek minučių maždaug užtruks ėjimas. Aš bandžiau įsijungti čia po žeme Google Maps programėlę, bet dėja jinai čia neveikia ir nepadeda. Bet čia yra tokie apskritimai, kad parašyta, kad čia per 5 minutės gali pereiti, kad tokiu lanku gali nueiti per 10 minučių. Na ir žodžiu, čia žiūrėdamas tu šiek tiek gali orientuotis. Tai aišku, yra svarbu pajausti patį žemėlapį. Nors aš sakau, įlindus po žeme tai nėra lengva. Nors tuneliuose ant kiekvieno kampo pridėta šimtai nuorodų, strėlyčių, paaiškinimų, kai šiame mieste esi tik turistas, suprasti, kas yra kas, vis tiek gana sudėtinga. Tai akivaizdžiai ir matosi. Vietiniai tuneliais tiesiog bėga, o va atvykėliai šiek tiek grybauja. PAT tunelius labai dažnai lygina su gyvūnų, tiksliau skruzdžių pasauliu, nes įlindus čia po žeme piko valandomis tu tikrai gali pasijausti, būdamas kažkur giliai skruzdėlynė. Jūs pasižiūrėkite, kaip žmonės juda absoliučiai visomis kryptimis. Aišku, tai yra vietiniai žmonės, jie supranta, kaip judėti ir labai aiškiai matosi, kai kažkur tai eina turistas, kuris eina, žiūri, pasimeta, nesupranta ir bando kažkur tai nusukti. Vietomis PAT gali pasirodyti kaip didžiulis prekybos centras. Ir tai yra iš dalies tiesa, nes čia požeminiuose tuneliuose iš viso veikia apie 1200 skirtingų parduotuvėlių, kavinukių ir kitokias paslaugas teikiančių įstaigų. PAT tuneliuose visos parduotuvės, kavinės, restoranai, kas bebūtų, atsidaro labai anksti ryte su rytiniu žmonių piku. Tai yra
prieš prasidedant darbui, kad žmonės eidami link darbo galėtų apsipirkti. Šiuo metu, kai mes filmuojame, yra 8:30 Toronto laikų ir parduotuvės, drabužių parduotuvės, lagaminų parduotuvės, kavos ir taip toliau, jos jau visos dirba ir priima klientus, kai tuo tarpu miesto gatvėse parduotuvės atsidaro tik 10 valandą ryto. Pavyzdžiui, Londone yra prestižas, jeigu tavo namai yra netoli metro stoties. Tai reiškia daug geresnis, patogesnis gyvenimas ir brangesnis nekilnojamas turtas. Tuo tarpu čia, Toronte, tavo namai iš karto yra žymiai geresni, jeigu juos jungia PET tunelių tinklas. Tai įsivaizduokite, kaip gyvena kai kurie torontiečiai. Jie iš savo namų, be jokių žieminių paltų, be striukių, be nieko, tiesiog ar su marškinėliais, ar tiesiog su kostiumu, čia daug kostiumuočių, išeina iš namų, nusileidžia į PET tinklą, pereina per tunelius ir patenka į savo biurą. Taip atgal namo po to. Eidami iš darbo namo ar iš namų į darbą, jie užsuka į parduotuvę, į kirpyklą, į kitas vietas ir taip vaikštinėja po žeme, niekada neišlisdami į viršų. Ir taip, kai kurie žmonės čia gyvena, tai yra žymiai patogiau ir labai komfortabilu, jeigu nenori nušalti savo nosies prie -20 ar -30, kaip kartais būna Toronte. Aš labai rekomenduoju vien dėl smagumo įlysti į PET tunelius. Tik įspėju, jeigu kažkur skubėsite, tai čia gali kilti isterika. Pavyzdžiui, dabar situacija tokia. Tu eini ir atrodo, kad šitos duris jau yra išėjimas į lauką. Bet čia nieko panašaus, nes mes tiesiog pereinam į kitą tunelio dalį kartu su visa mase žmonių. Ir tie tuneliai yra nesibaigiantis. Jie iš viso sujungia 75 pagrindinius čia Toronto centre stovinčius pastatus. Tai mes dabar ėjome į kažkokio tai banko dalį. Jūs matot, visur yra įstaigos, parduotuvės, vaistinės. Kai mes patekom ten, kur buvom, direktorių. Pusryčiams Toronte labai populiarus žydiškas kavinių tinklas Café Landwehr, įkurtas Vokietijoje, Berlyne, vienos žydų šeimos, tada aišku dėl karo aplinkybių jiems teko pabėgti. Ir dabar Toronte yra iš viso 6 kavinės, kurios gamina tikrą izraelietišką, žydišką maistą. Labai mėgsta patys vietiniai, labai mėgsta turistai, dėl dviejų dalykų. Ne tik skanus maistas, bet ir labai gražus, labai jaukus interjeras. Vietiniai Toronte Landwehr kavinės vadina pusryčių rojumi, nes sako, kad nėra kitos vietos, kur būtų toks didelis pusryčių patiekalų pasirinkimas. Ir aš jums čia galiu parodyti, meniu yra 1, 2, 3, 4 ir aišku pagrindinis. Ir dabar žiūrėkite, koks sąrašas. 2 pusės, čia ir čia. Ir visa tai yra skirta pusryčiams. Čia galite rasti absoliučiai visko. Įvairiausiais būdais keptų kiaušinių, įvairiausių salotų, sumuštinių, pusryčių košių, aišku. Ir labai daug visokių Izraelyje populiarių užkandžių. Tai pavyzdžiui, humuso gali pusryčiam užsakyti. Tai visko labai daug. Tai kiekvienas čia randa savo pusryčių patiekalą. Pirmiausia, pamatęs meniu, tu išsigąsti, nes matai, kad patiekalai kainuoja apie 18 vietinių dolerių, kas yra 11 eurų. Bet, kai patiekalus atneša, supranti, kad yra už ką čia mokėti. Porcijos tikrai labai didelės. Tai jūs čia matote 2 populiariausius kavinės patiekalus – Benedikto kiaušiniai su rūkyta lašiša ir kalnų keptų bulvių, sotus pavalgymas. Ir aišku, pats žydiškiausias pusryčių patiekalas yra šakšuka kiaušinienė, pomidorų ir paprikų padaže su salotomis, su žydiška pinute, su labne jogurtu ir su tahini padažu. Tikrai didžiulė porcija, per atostogas galima. Gerai, ragaujam. Man šitą vietą rekomendavo draugai, kurie čia ateina valginti bent kartą per savaitę. Ir sako, kitos vietos padaro negerai. Būna brokas. Čia visada esi garantuotas, kad skaniai pavalgysi ir pabūsi
tikrai gražioj aplinkoje. O dabar duoklė išskirtinių, unikalių viešbučių mėgėjams. 1929 metais, tai beveik prieš visus 100 metų, čia pačiam Toronto centre, priešais pagrindinę stotį, buvo atidarytas pats prabangiausias, pats prestižiškiausias, gražiausias tuo metu viešbutis ne tik Toronte, bet ir visoje Kanadoje. Savu laiku jis buvo aukščiausias statinys Kanadoje ir visoje Britų imperijoje. Tai viešbutis skirtas keliaujantiems žmonėms, kadangi šalia stoties, ir tuo pačiu statant tą viešbutį buvo pagalvota apie valdovus. Jeigu į Kanadą atvyks Didžiosios Britanijos karališkoji šeima, kas nors iš jų, bus kur apsistoti, būtent šitam viešbutyje. Praėjo daug metų, viešbutis vis dar stovi, vis dar klesti, vis dar žiba auksu ir šį kartą čia apsistosiu aš. Didingas prabangus įėjimas, čia šone vyksta šiuo metu konfliktas, viešbučio apsaugos darbuotojas konfliktuoja su benamiu, kuris atsisėdo ant viešbučio įėjimo laiptų. Čia matot, prabangiausios mašinos pastoviai atvažiuoja, garsiausi prezidentai, garsiausios superžvaigždės, dainininkai, aktoriai. Labai dažnai iš visų Toronto viešbučių jie apsistoja būtent čia, šitose karališkosiuose rūmuose. Nu, vos įeini, iš karto apstulbina to laikmečio prabanga. Visur viskas žiba, blizga ir tas interjeras išlaikytas nuo pat atidarymo. Aišku, čia viskas buvo keista, renovuota, remontuota, bet jūs matot, prabanga labai gražu. Prie pat įėjimo yra skirta vieta karalienei Elžbietai ir princui Filipui. Karalienė Elžbieta šitam viešbutyje yra apsistojusi apie 20 kartų, kai jie atvykdavo čia į Torontą. Būdavo rezervuojamas visas atskiras aukštas jos komandai. Ir štai čia, pavyzdžiui, yra portretai, autografai karalienės palikti 97-aisiais birželio 28. Tai buvo vienas iš tų kartų, kai jinai čia buvo apsistojusi. Dėl šito viešbučio istorijos ir prabangos daug turistų mėgsta čia tiesiog ateiti į holą, pasižiūrėti, pasižvalgyti į aplinką iš vidaus. Tas yra leidžiama, tą galima laisvai daryti. Ir labai rekomenduoju pakilti iki 2 aukšto, kur atsiveria pagrindinis vaizdas, kur matosi visas tas interjeras to laikmečio. Ir čia tuo pačiu galima pasidaryti po viešbučio muziejus. Viešbutis turi savo muziejų, tai yra jo istorija ir atsiminimai iš pačių ryškiausių etapų, kas čia apsistojo, kas čia vyko ir panašiai. Svarbus istorinis momentas, 2010-aisiais Toronte vyko G20 viršūnių susitikimas ir visi šalių lyderiai buvo kaip tik čia šiame viešbutyje. Tarp jų ir prezidentas Barackas Obama. Visos 5, 6, 7, 8, 9 dešimtmečių žvaigždės, kurios atvykdavo į Torontą koncertuoti ir filmuoti filmuose, jos apsistodavo čia. Nebuvo klausimų, kur apsistoti. Visi apsistodavo čia ir po savo apsistojimo palikdavo savo plakatus su autografais. Čia visos žvaigždės, džiazas, popsas, rokas, Hollywoodas, absoliučiai. Viešbutyje iš viso veikia 4 skirtingi restoranai, bet pats paprasčiausias būdas, jeigu norite čia šiek tiek praleisti laiko neapsistoję, tai visi užėję gali tiesiog prisėsti, išgerti kavos, šampano, sulčių, limonado ar vandens lobby bare. Tai yra prie registratūros esanti erdvė skirta ir svečiams, ir tiesiog praeiviams. O dabar apie kainas. Šitas viešbutis su savo kainomis stebina. Kartais už vieną naktį čia gali rasti dvivietį kambarį virš 200 eurų. Ten, tarkim, su visais mokesčiais gaunas 250-260 eurų. Kartais tą pačią darbo dieną po savaitės tas pats kambarys čia gali kainuoti 1000 ir
panašiai. Tai čia jau nuo sėkmės priklauso, aš labai rekomenduoju keliaujant į Torontą pasitikrinti, neimti visai savaitai, nes tada gali būti visokių kainų, bet paieškoti tiesiog skirtingomis datomis, kai jūs būsite šitą mieste, pažaisti šiek tiek ir pažiūrėti, kada yra pigiausia. Tai, sakau, kainos šokinėja priklausomai nuo užimtumo ir mes dabar patikrinsim, kaip atrodo Fairmont Royal York 9267 kambarys. Mes jau praėjom. Reikia pabrėžti, kad čia yra pigusis sparnas. Jeigu iš pradžių registratūroje baruose aš džiūgavau, kad viskas išlaikyta, istorija, senovė, viskas taip kaip buvo, tai kambary jau truputėlį ta senovė gal ir ne visiems patiks. Tai ponios ir ponai, tai yra tas prabangusis viešbučio kambarys, matęs, labai daug ko matęs, aš net nenoriu žinot, kiek jisai matęs, bet čia tikrai jaučiasi ir kvapas, ir interjeras, kad čia pabuvę, daug svečių. Viskas tikrai yra senoviška, tvarkinga, tas yra svarbiausia, bet, matosi net ir patalai. Žiūrėkit, pageltimas, visokių čia yra tokių jau nudėvėjimo žymių, visokie tokie ištepimukai, kas tokio lygio viešbučiams šiaip nėra gerai. Tada, žiūrėkit, čia yra viešbučio kambarį padėtas kažkoks žurnalas, svečiui pavartyti. Ir štai nuo praėjusio svečio, aš taip spėjau, likęs jau snargliukas. Kaip pas babą namuose yra toks kvapas, tai va čia yra kažkas panašaus. Čia matau kramtomos gumos žymė likusi. Kambarys nėra didelis. Pro šitą langą matosi centrinė Toronto stotis ir pagrindinis miesto ežeras. Vaizdas tikrai labai gražus, lokacija tikrai įspūdinga, pats viešbutis ir jo istorija įspūdinga, o kambarys liūdnai pasenęs. Daug žmonių atvažiavusių į Torontą pastebi, koks tai jaukus miestas ir čia yra daug tokių smulkių detalių, kurios suteikia žavumo, mielumo. Ir vienas mylimiausių pačių vietinių objektų mieste yra štai šitas išskirtinis, keistas pasaulyje, nieko panašaus nerasite, šunų fontanas. Tai iš viso aplink fontaną čia išsirikiavę 27 šuniukai. Jie visi žvelgia į fontano viršuje esantį auksinį kaulą, tarsi norėtų jį pasiekti. Stebėdami kaulą, iš jų burnų, matote, lekia vandens purslai ir tai suteikia tokį grožį. Tarp visų šitų šunų čia yra ir viena katukė, viena vienintelė katukė, kuriai kaulas visiškai neįdomu. Jinai kaulų nesidomi. Katukė žvalgosi į miesto paukščius, kurie vaikšto aplink šitą fontaną ir šitame parke. Toks žaismingas vaikų mėgstamiausias ir visų tų, kurie augina šunis ir kates. Žmonės labai mėgsta šitą vietą, ateina čionais ir jis beje ir skirtas tiems, kas augina šunis ir kates. Šitą parką labai mėgo gyvūnėlių augintojai, čia ateidavo pavedžioti šuniukus ir vienas menininkas nusprendė, sako, jeigu jau šuniukų augintojai mėgsta šitą parką, reikia jiem padaryti atitinkamą fontaną. Atrodo, kad mes susirinkom į renginį, bet mes nesusirinkom į jokį renginį. Čia yra tiesiog tokia sėdėjimo vieta, žmonės sėdi, atėję į vieną garsiausių Toronto vietų. Mums už nugarų, va čia tam pastate, yra St. Lawrence Market. Tai yra pats garsiausias ir pats svarbiausias Toronto turgus, dažnai patenkantis į geriausių pasaulio turgų sąrašus. Patys Toronto gyventojai šitą turgų apibūdina kaip viso pasaulio virtuvę. Tai yra
Emigrantai atvykę gyventi į Kanadą iš įvairiausių pasaulio regionų, čia parduoda savo tautų maistą, tai, ką jie atsivežė savo galvose, tai, ką jie atsivežė savo receptų knygose, čia galima visą tai paragauti. Ir ne tik paruošta, bet ir ingredientai. Pavyzdžiui, atkeliauja sūriai, mėsos, padažai, visokie kiti ingredientai iš įvairiausių pasaulio regionų. Tai čia yra tokia didžiulė pasaulio virtuvė. Matot, daugybė visokių vėliavų, galbūt rasim net ir Lietuvos vėliavą kur nors. Lietuvos neradau, bet radau portugalų ir lenkų mėsytę iš Lenkijos. Čia pas šitą pardavėją, pavyzdžiui, galima nusipirkti dešrelių iš viso pasaulio. Vokiškos Oktoberfesto dešrelios, chorizo iš Ispanijos, karibietiškos, itališkos, makedonietiškos, įvairiausios dešrelės, visos už vieną kainą. Imk įvairovę ir namuose išragauk skirtingų skonių. Čia, pavyzdžiui, italų šeimyna kasdieną gamina makaronus įvairiausius ir visa tai vyksta ant pirkėjų akių. Šiuo metu, pavyzdžiui, gimsta spagečiai. Tai jie gamina ir makaronus, čia iš karto pakuoja, ir savo namų ruošimo visokius padažus ir sūrių turi. Tai tu gali pasiimti tų makaronų ir pasigaminti namuose, arba gali eiti ten toliau ir užsakyti iš karto valgyti čia vietoj. Aštunkojai, milžiniškos krevetės, austrės. Šita vieta garsėja savo jūros gerybėm. Daug metų jie vežasi jūros gerybės ir iš visos Kanados, ir iš Prancūzijos, ir iš Amerikos. Ir čia galima paragauti pačių įvairiausių, egzotiškiausių austrių ir kitų jūros gyventojų. Pati populiariausia, labiausiai žinoma visame pasaulyje šito turgaus vieta yra karuselės kepykla. Ir jie šitą karuselės kepykloje kepa patį populiariausią Toronto sumuštinį su kiauliena. Va taip tas sumuštinis atrodo. Labai skaniai kvepia. Dauguma žmonių į turgų ateina vien tik tam, kad suvalgytų būtent tai. Tikrai didelis sumuštinis, aš susiradau internete, kaip jis gaminamas, tai dėmesio. Rūkytas kiaulienos nugarinės kumpis marinuojamas druskoje iš pradžių, tada apvoliojamas kukurūzų miltuose ir galiausiai lengvai kepamas ant grotelių arba keptuvėje. Patiekiamas ant minkštos baltos bandelės, dažnai su garstyčiomis arba sūrių ar keptų kiaušinių. Tai šiuo atveju man pasiūlė medaus ir garstyčių padažo įsipilti, tai aš sakiau, duokit. Gerai. Labai skanu. Plona mėsytė. Lengvas karbonadas. 1, 2, 3 sluoksniai mėsos ir 2 sluoksniai bandelės. Daugiau nieko. Nei pomidorų, nei majonezų, nei agurkų. Mėsa ir duona. Kaip jau ir pasisotinau, bet tik iš žurnalistinio smalsumo, tik todėl, kad jums kuo daugiau įdomybių noriu parodyti, bus dar antras ypatingas sumuštinis. Tiesiog negalėjau pro jį praeiti. Šiame turguje savo laiku lankėsi ir pats garsiausias visų laikų kulinarinių kelionių laidų autorius, žurnalistas, šefas Anthony Bourdain. Jis čia valgė, degustavo ir šitą vietą net užsirašius, kad čia galime suvalgyti tą patį sumuštinį, kurį šitoj vietoje ragavo Anthony Bourdain. Mortadelos sumuštinis. Einam užsakyti. Man patinka, šitam turgui labai daug žmonių, labai daug judėjimo, daug užsakymų, bet viską tikrai labai greitai pagamina. 11 eurų maždaug kainuoja šitas specialusis Anthony Bourdain sumuštinis. Įdomu, kad jie naudoja jo vardą, net ant čekio yra parašyta Bourdain mortadela sandwich. Karštas visas, karštutėlis, pilnas sūrio, mėsytės ir labai skaniai kvepia. Gerai. Mortadela, aš priminsiu, yra itališka šlapenkė. Itališka daktariška dešra, kurią čia skrudina, apdengia sūriu. Labai skanu, labai skanu. Toks tirpstantis burnoje. Čia yra vienas skaniausių mano ragautų sumuštinių gyvenime. Kai darai nuodėmę, bet nesigaili, kad darai nuodėmę. Dar noris daryti nuodėmę. Kaip važiuoti Toronto tramvajum jums jau parodžiau, o dabar atėjo eilė supažindinti su Toronto metro sistema.
Nėra jinai, mano galva, labai stipriai išvystyta. Iš viso per visą didelį miestą važiuoja vos 4 skirtingos metro linijos. Todėl labai dažnai, jeigu per kokį Google Maps ar kitas programėlės ieškosite, kaip nuvykti nuo vieno taško iki kito, jum metro nepasiūlys. Siūlys autobusus, siūlys tramvajus, tai yra kur kas populiariau. Bet dabar jau taip gavos, kad ten, kur man reikia, važiuoja kaip tik metro. O metro stotis atpažinsit iš to ženklo TTC, tai yra Toronto metro logotipas, kur toks ženklas, reiškia, ten reikia leistis po žeme ir ten rasite metro traukinius. Nereikia net pirkti jokio bilieto, tai galima tiesiog atsiskaityti telefonu savo bankinę kortelę. Luminor Black. Opa, atsidarė, einam. Tai mano pagyros metro traukiniam, jie labai nauji, modernus, labai tvarkingi, kondicionuojami, pilna visokios informacijos, lengva gaudytis ir labai svarbus dalykas, čia važiuojant šituo metro traukiniu, tu visą laiką gali naršyti savo internetuose, mobiliajam telefone, nes visai neseniai čia buvo įdiegtos interneto tiekimo stotis, kurios tiekia internetą po visomis metro linijomis. Aš kaip nepriklausomas metro ekspertas ir bandytojas visam pasauliu galiu pasakyti, kad Toronto metro nuo manęs gauna 9. Tikrai labai tvarkingas, labai geras, su internetu visiškai jokių priekaištų ir svarbiausia, nebrangus. Pravažiavimas man nekainavo net 70 euro centų, kas yra labai gera kaina. O mes atvažiavome į vieną gražiausių Toronto vietų, istoriškiausių Toronto vietų, kuri visiems Hario Poterio fanams primena, aišku, filmus apie šitą magijos studentą. Tai yra Toronto universitetas numeris 1 Kanadoje ir vienas iš top 20 pasaulyje. Čia nesimoko burtininkai kaip Hario Poterio filmuose, bet čia mokosi būsimi Kanados premjerai ir milijonieriai. 5 Kanados premjerai yra baigę šitą universitetą, daugybė Nobelio premijos laureatų yra baigę šitą universitetą, daugybė žinomų mokslininkų ir, aišku, garsiausių Kanados verslininkų mokėsi štai šitose ypatingose, labai gražiose rūmuose, kurie išsiskiria iš viso miesto vaizdo. Tarp modernių dangoraižių, tarp šiuolaikinių pastatų stovi štai tokia istorinė, labai graži pilis ir žmonės, užsieniečiai, ypatingai pravažiuodami pro šitą universitetą, visai ką, kas čia? Kanados Toronto universitetas. Mano rekomendacija atvažiuoti į universitetą ir būtinai užeiti į šitos mokslo šventovės vidinį kiemelį, kur renkasi studentai mokyti, skaityti, ruošti visokius savo mokslo darbus. Va čia yra tas Hario Poterio jausmas labiausiai jaučiasi. Įstoti čia bet kokie dundukėliai negali, tai čia jau tokie pavyzdiniai studentai ir tikrai labai ypatinga atmosfera. Aš visada juokauju, kad jeigu aš būčiau mokęsis tokio grožio vietoj, būčiau tapęs genijum. Bet gal ne dėl to netapau genijum. Gal kažko trūksta galvoj. O dabar mano asmeninė rekomendacija tiems, kas lankysis šitam universitete. Tiesiai iš jo kiemelio galima išeiti į ypatingą taką. Jo pavadinimas Philosopher's Walk, tai filosofų takelis, filosofų kelias. Kelias, kur, sako, studentai vaikšto, ieško idėjų, profesoriai vaikšto, ieško idėjų ir tame takelyje gimsta pačios geriausios idėjos. Tai jeigu jūs, pavyzdžiui, visą gyvenimą svajojate sukurti kažkokią tai ypatingą verslo idėją, sukurti kažkokį išradimą, sukurti kažką tokio ypatingo ir jums nesimastė Lietuvoj, nei kaime, nei mieste, nei biure, nei mokykloj, o norisi išmastyti. Tai aš labai rekomenduoju atskristi į Torontą, atvykti į Toronto universitetą ir išeiti į filosofų takelį.
Sako, čia tikrai gimsta idėjos. Filosofų take yra pilna suoliukų ir kiekvienas suolas turi po tokią lentelę, ant kurios parašytos visokios įdomios, išmintingos mintis ir frazės. Ant šito suolo, kur aš atsisėdau, čia parašyta, cituojama garsi britų novelistė rašytoja Jane Austen ir jos mintis tokia. Tokia paprasta, bet labai, labai protinga. Sėdėti gražią dieną pavėsyje, kaip dabar, žvelgti į žalumą, štai virš manęs, yra tobuliausias poilsis. Tiesiog daugiau nieko nereikia. Kartais apie tai pagalvokite, apie paprastus dalykus, nes pastoviai norim kažko dar ir dar ir dar. Iš tikrųjų nieko nereikia. – 1995-aisiais Toronto centre buvo pastatytas keistokas batų dėžės formos pastatas. Va čia jis. Tiesa, žiūriu ir nelabai matau tos batų dėžės formos, bet taip yra visur parašyta. Čia yra batų dėžės formos pastatas ir jo viduje buvo atidarytas visiškai unikalus, išskirtinis batų muziejus. Jo viduje viena didžiausių pasaulyje batų kolekcijų. Batų istorija nuo senovės iki dabarties, nuo visiškai skurdžių laikų iki visiškos prabangos. Tai yra vienintelis pasaulyje specializuotas batų muziejus, kurį įkūrė kolekcininkė, keliautoja, verslininkė ponia Sonia Bata. Skamba beveik kaip lietuviškai. Batai, bata, tai labai lengva surasti. Jeigu norite Toronte surasti batų muziejų, ieškokite Bata muziejaus. Čia sukaupta 13 000 skirtingų batų egzempliorių, nuo samurajų avalynės, karališkų šlepečių, garsenybių dėvėtų batų, tiek scenoje, tiek filmuose, tiek asmeniniam gyvenime. Čia yra visokių garsių dizainerių batų, čia yra istorinių egzempliorių, žodžiu, visa batų istorija. Muziejus, kurio tikslas mums visiems pasakyti, kad mes per mažai sureikšminam batus. Batai mūsų visus vienijantis dalykas. Visiškai nesvarbu, ką mes gyvenime veikiame. Ar mes šokame baletą, balerinos batukai, ar mes keliaujame į kosmosą, kosmonauto batai, ar mes pasirodome teatre, ar mes tiesiog einame kasdien į darbą. Mes visi vaikštame su batais. Batai yra mūsų kasdieniai palydovai ir čia yra jų istorija. Kadangi batų pasaulyje prikurta yra be galo daug, šitame muziejuje nuolatos keičiasi parodos ir čia jau priklauso nuo jūsų sėkmės, į kokią parodą pateksite. Kiekvieną kartą būna labai skirtingų temų. Šiuo metu vienas aukštas yra skirtas visokiem ypatingiem kedam, kuriuos kūrė visokie garsūs menininkai ir madų namai. Ir visas atskiras aukštas skirtas kaubojiškų batų istorijai. Kaubojiški batai iš filmų, iš muzikinių klipų ir iš gyvenimo. Apdulkėję, matę įvairiausių dalykų. Čia yra nuo iki, nuo pačių ryškiausių, iššaukiančių iki tokių rimtų, klasikinių, kuriuos nešioja rimčiausias kaimo kaubojus. Atvykus į Torontą reikėtų nenustebti čia daug kur pamačius Ukrainos vėliavas. Ne tik Ukrainos vėliavas, bet ir ukrainietiški pavadinimai, ukrainietiški žodžiai, ukrainietiški vardai ir net ukrainietiška kalba. Taip yra todėl, kad Kanadoje gyvena didžiulė ukrainiečių bendruomenė. Skaičiuojama, kad šiuo metu čia, visoje Kanados teritorijoje, yra apie 1 300 000 oficialiai gyvenančių ir oficialiai pripažįstančių savo ukrainietišką kilmę žmonių. Šiaip, sako, jų galėtų būti žymiai daugiau. Beveik nėra šansų, kad lankantis Toronte neišgirstumėte rusų ar ukrainiečių kalbos. Viešajame transporte, gatvėse, kavinėse, parduotuvėse, kad ukrainiečių čia labai daug, jaučiasi visur.
Ukrainiečių migracija į Kanadą prasidėjo labai seniai, 1890-aisiais, kai Kanada tik kūrėsi, kai čia buvo kviečiami žmonės atvykti gyventi, tai viskas prasidėjo nuo ūkininkų, kurie pradėjo apsigyventi tose Kanados teritorijose, kur nieko nebuvo, ėmė kurti ten ūkius. Po to buvo dar 4 ar kai kurie skaičiuoja 5 skirtingos migracijos iš Ukrainos bangos. Tai žmonės čia vyko po Pirmojo pasaulinio karo, po Antrojo pasaulinio karo, po Sovietų sąjungos griūties ir, aišku, prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą dar viena ukrainiečių banga. Taigi, ukrainiečiai čia sudaro tikrai labai rimtą populiacijos dalį ir Toronte jie turi net, skaičiuojama, kokius 2-3 skirtingus savo rajonus, kur gyvena tikrai labai didelė grupė žmonių atvykusių būtent iš Ukrainos ir kalbančių ukrainietiškai. O mes atvažiavom į Bloor West Village. Šita vieta nuo labai senų laikų laikoma pačia ukrainietiškiausia Toronto zona, kur gyvena didžiulė ukrainiečių bendruomenė. Tiesa, anksčiau čia beveik visos įstaigos buvo susijusios su ukrainiečiais. Labai daug ukrainietiškų restoranų, ukrainietiškų parduotuvių, visokiausių įstaigų, kur būtent ukrainiečiai teikdavo savo paslaugas. Per daug metų viskas, aišku, šiek tiek pasikeitė. Ukrainiečiai sukūrė tarptautinės šeimas, kai kurie ukrainiečiai pamiršo savo ukrainietišką kilmę ar kalbą. Tai dabar taip stipriai tos ukrainietiškos kultūros nesijaučia, bet šitam rajone, sako, labai stipriai visur girdisi būtent ukrainiečių kalba. Va čia labai geras pavyzdys – ukrainietiška _lenkiška parduotuvė, bet iš pavadinimo to nesuprastum. Kingsway Meat Products Delicatessen pavadinta, toks pavadinimas, neaišku, kad čia labai ukrainietiška, bet jeigu atkreipi dėmesį į visas detalės, tai skelbimų lentą, į vitriną, į užrašus ir net į skelbimą, kad ieškoma pardavėja, čia nieks neparašyta angliškai, čia rašoma lenkiškai ir ukrainietiškai, nors parduotuvė taip oficialiai nesivadina, kad tai yra ukrainietiškų prekių parduotuvė. Dar vienas dalykas, kas irgi yra įdomu, tai čia yra leidžiamas lenkiškas laikraštis pavadinimu Žyčia gyvenimas. Čia yra vietos lenkų naujienos, skelbimai, daug visko ir šitą laikraštį galima pasiimti tiesiog gatvėse iš specialių vietų, jis padėtas yra nemokamai štai. Šitam rajone ant parduotuvių galite pamatyti ir lietuviškų simbolių. Dadų ledai, mūsų Kėdainių žvaigždė. O jos čia galima nusipirkti šitoj desertiniai kavinukiai parduotuviai. Va kitoj gatvės pusėje jūs galite matyti ukrainietišką kredito uniją, kur galima susitvarkyti savo finansinius dalykus arba dažniausiai, ką daro vietiniai gyventojai, iš čia siunčia pinigus Ukrainoje likusiems savo giminaičiams ir šeimos nariams. Čia veikia tikrai labai daug visokių ukrainietiškų kavinių ir restoranų. Viena iš vietų, kurioje rekomenduojama apsilankyti ir pavalgyti, yra Jančenko Bakery, Jančenko kepyklėlė, kur yra gaminami, kepami ukrainietiški visokie skanūs kepiniai. Šitą vietą labai myli patys ukrainiečiai, kurie čia gyvena, nes sako, kad čia galima gauti tikrą ukrainietišką skonį ir paragauti pačius populiariausius Ukrainoje taip pat gaminamus kepinius. Tai yra bandelės, sausainiai, pyragai ir panašiai. Ir čiagi galima rasti tai, ką mes Lietuvoje mėgstam. Pavyzdžiui, čia parduodamas medutis, mes vadinam lietuviškai medutis, o ukrainiečiai šitą pyragą vadina medovik. Tai yra medutis, taip pat yra šimtalapis, labai daug visko, ką mes Lietuvoje irgi pažįstam ir mėgstam. Pardavėja Marijana rodo dalykus, kas yra populiariausia šitoje parduotuvėje. Tai čia yra silkė pataluose, mes lietuviškai vadiname. Va toksai va reikalas, kurį mes tikrai mėgstame per savo šventės valgyti. Čia galima nusipirkti ir silkės, ir blinelių, holodės, tai šaltiena, ir burokėliai marinuoti, ir lietuviška mišrainė, kurią čia vadina potato salad, bulvių salotos, ir sriubos visokios, kompotai, kapusnek. Это суп, да?
kopūstų sriuba stiklainėje, žodžiu, viskas, ką ukrainiečiai gamina savo šaly. Ukrainietiška pasisaldinimo pertraukėlė. Pardavėja man privalomai liepė imti 100-lapį, sakė, prieš kelias valandas keptas, labai šviežias, labai minkštas ir labai skanus. Truputėlį kitoks, negu mes Lietuvoje valgom. Bet skonis panašus. Esu ragavęs skanesnių, bet neblogai. Stengiasi, šita parduotuvė kavinė gyvuoja virš 20 metų, sakė, labai populiari, labai žmonės myli, labai mėgsta. Ir mano meilė medutį labai mėgstu, vienas mėgstamiausių mano pyragų, bet iš jo tai daug tikiuosi. Bandom. Opa, kitokas. Neblogai, aš mėgstu minkštesnį. Bet skonis geras, tikrai. Pradedam romantikos rubrikėlę. Jeigu jūs esate tie, kam vis laik norisi romantikos, įsijungėte teisingą kanalą, įsijungėte teisingą laidą, nes laida Orijaus kelionės turi romantikos rubriką ir mes rodome gražiausias vietas saulėlydžiams. Tam specialiai atvažiavom į Toronto viešbutį pavadinimu Bisha Luxury Collection, Bisha liuksusinė kolekcija, bet apie viešbutį aš nieko nepasakosiu, aš jums tik noriu parodyti ant šito viešbučio stogo 44 aukšte esantį barą, restoraną kartu su baseinu, baru, kur galima pasižiūrėti į labai gražų saulėlydį virš Toronto miesto. Taigi 44 aukštas ir patys torantiečiai sako, kad nuo čia atsiveria turbūt pats įspūdingiausias vaizdas į Toronto panoramą iš visų pusių. Tu čia gali pamatyti visas svarbiausias miesto vietas, gražiai apšviesta saulės. Reikia paskaičiuoti, kad atvažiuoti tuo laiku, kai leidžiasi saulė. Nereikia jokių specialių rezervacijų, nereikia mokėti už pakilimą, nereikia jokio bilieto pirkti. Tiesiog kyli liftu, sakai, kad nori staliuko, kiek asmenų atėjo, prašai, kad būtų vieta su geru vaizdu ir sėdi mėgautis. Svarbiausia tokiose vietose yra atsipalaiduoti. Nusiimkit įtampą, pamirškit visus stresus. Leiskitės į saulėlydžio magiją. Ir taip gražu. Aišku, atėjus tokią vietą, nieko užsisakyti negalima. Jeigu neužsisakinėsit nieko, jūs būsit paprašyti palikti šitą gražią terasą, užsisakyti kažką būtiną. Dažniausiai žmonės ateina čia bent vienam kokteiliui. Kokteiliai čia kainuoja nuo 10 iki maždaug 15 eurų. Čia yra vienas populiariausių gėrimų pavadinimu Margarita, o čia yra meksikietiška avokadų guacamole su traškučiais. Tai Margarita kainuoja beveik 14 eurų, o guacamole su meksikietiškais načios traškučiais kainuoja 10 eurų. Va toksai, sakykim, neoficialus bilietas už gražų vaizdą. O dabar atsikvėpkime ir mėgaukimės. Palydim paskutinį saulėlydį Toronte ir keliaujam toliau po didžiąją ir gražiąją Kanadą. Beje, tai labai įvairi šalis, tuo įsitikinsite kitose mano laidose. Can't you see, baby, you got me overthinking. You got me overthinking. You got me overthinking. Luminor Black. Daugiau nei kasdienė mokėjimo kortelė. Luminor. Loto LT. Apie ką svajoji tu? Loterijų bilietai parduotuvėse ir internete.